Sveiki. Šiandien pakalbėsime apie stebuklingą pasaulį, kuris yra visur aplink mus, bet kartais atrodo toks akivaizdus ir natūralus, kad visiškai nepastebime jo. Tai yra šviesos pasaulis. Šviesa yra būtina mūsų kasdieninėme gyvenime, o fotografijoje ji vaidina pagrindinį vaidmenį. Ir norint sukurti puikią nuotrauką, būtina suprasti šviesos fizikos pagrindus. Taigi pasinerkime į šviesos paslaptis ir sužinokime, kaip ją galima naudoti, kad mūsų fotografijos taptų dar įspūdingesnės. Ir pradėkime nuo pagrindų. Šviesa yra elektromagnetinė banga, kuri skleidžiasi erdvėje fotonų pagalba. Įsivaizduokite šviesą kaip bangą jūroje, kuri neša energiją iš vieno taško į kitą ir šviesos bangos gali būti įvairių dydžių. Tai vadinama bangos ilgiu ir būtent tai lemia matomų spalvų įvairovę. Šviesa, kaip ir radio bangos ar rentgeno spinduliai, yra plataus elektromagnetinio spektro dalis. Elektromagnetinis spektras tai energijos bangų, kurias išspinduliuoja atomai diapazonas. Šios bangos skiriasi savo bangos ilgiais ir dažniais, formuodamos platų energijos spektrą nuo labai mažų iki labai didelių bangos ilgių. Ir šis spektras apima viską. Nuo radio bangų, kurios neša mūsų mėgstamą muziką ir leidžia techniką jungtis prie interneto, iki labai galingų gamos spindulių, kurie atskleidžia kosmoso paslaptis. Jame yra spalvų, kurių žmogaus akis niekada nematė ir nematys. Ir nors elektromagnetinis spektras yra milžiniškas, žmogaus akis yra ribota ir gali suvokti tik labai siaurą jo dalį. Tai, ką mes vadiname matomąją šviesą. Ši dalis apima bangos ilgius nuo maždaug 380 iki 750 nanometrų. Tai yra spalvų spektras, kurį matome kiekvieną dieną, nuo raudonos iki violetinės spalvos. Kai šviesa keliauja per prizmę ar lašą, ji lūžta skirtingais kampais, priklausomai nuo bangos ilgio. Tuomet mes matome vaivorykštę ir tai yra visas žmogui prieinamas spalvų spektras. Trumpesnės bangos yra suvokiamos kaip mėlynos ar violetinės, o ilgesnės kaip raudonos spalvos. O visa tai kartu sudaro tą spalvingą pasaulį, kurį matome aplinkui. Ir šviesa yra pagrindinis faktorius, nulemintis, kaip mes suvokiame spalvas. Be šviesos spalvų tiesiog nebūtų. Bet ar egzistuoja realybėje toks dalykas kaip spalva? Įdomu tai, kad spalva iš esmės egzistuoja tik mūsų smegenyse. Objektai atspindi, sugeria arba praleidžia šviesos bangas tam tikromis dalimis. Tai, ką mes suvokiame kaip spalvą, iš tiesų yra mūsų smegenų būdas interpretuoti įvairius šviesos bangų ilgius, kurie pasiekia mūsų akis. Pavyzdžiui, kai šviesa krenta ant pomidoro, jis sugeria visas šviesos bangas, išskyrus tas, kurios atitinka raudoną bangos ilgį. Šios likusios raudonos bangos atsispindi ir pasiekia mūsų akis, siunčia signalus į smegenis ir mes suvokiame pomidorą kaip raudoną. Medžio lapas sugeria visas bangas išskyrus žalias ir mūsų protas interpretuoja jį kaip žalią. Šalia mums matomo spektro yra infraraudonasis iš vienos pusės ir ultravioletinis iš kitos. Infraraudonasis spektras yra elektromagnetinių bangų diapazonas, kuris yra už matomosios šviesos ribų ir eina iškart po raudonos spalvos. Infraraudonosios bangos turi didesnius bangos ilgius negu matoma šviesa, o tai reiškia, kad jos neša mažiau energijos. Infraraudonasis spektras yra tiesiogiai susijęs su objektų temperatūra, dėl to, kad kiekvienas objektas šiltesnis nei minus 273 laipsniai išspinduliuoja šviesą. Kuo objektas yra karštesnis, tuo daugiau infraraudonosios šviesos jis išspinduliuoja.
Ir nors žmogaus akys negali tiesiogiai matyti infraraudonosios šviesos, mes galime ją jausti kaip šilumos spinduliavimą. Pavyzdžiui, kai saulės šviesa šildo mūsų odą, arba kai arti veido laikome karštą puodelį arbatos, mes jaučiame šilumą, kuri yra infraraudonosios šviesos forma. Pasitelkiant specialias kameras, mes galime užfiksuoti infraraudonąją šviesą. Tai leidžia mums matyti pasaulį kitaip, atskleidžiant šilumos skirtumus ir suteikiant nuotraukoms unikalią tekstūrą ir gylį. Tokia fotografija buvo populiari juostelių laikais, bet ir dabar yra kamerų, kurias leidžia daryti tokius kadrus. Ultravioletinis spektras turi trumpesnės bangas ir eina iškart po violetinės spalvos. Šios bangos neša žymiai daugiau energijos ir gali būti pavojingos gyviems organizmams. Ultravioletinė šviesa, turint atitinkamą fototechniką, irgi gali būti naudojama kurti stebuklingas ir svajingas nuotraukas. Ši technika ypač populiari gamtos fotografijoje, nes daugelis augalų ir gyvūnų atspindi ultravioletinę šviesą visai unikaliais būdais.